Sveiki, su jumis sveikinasi laida 31 minutė su Ilja Laurs. Šios dienos tema - investavimas ir baimės susijusios būtent su tuo, kokios jos, ar pagrįstos ir ar iš tiesų investavimas yra toks baugus ir sudėtingas dalykas. Su jumis būsiu aš, laidos vedėja Paulina Botyriūtė ir žinoma Ilja Laurs. Labas, Ilja. Labas. Žodis investavimas yra tikrai neatsiejamas nuo žodžių rizika, o kur yra rizika, ten yra ir baimės. Ilja, su kokiamis baimėmis tu pastebi, kad žmonės susiduria dažniausiai, kai kalbame būtent apie investavimą? Labai įdomiai, kad pastebėjai pirmą asociaciją, būtent investavimas su rizika, nes man asmeniškai visada pirma asociacija ženkliai stipresnė yra grąža. Investavimas suvaldytas, subalansuotas, protingas yra apie grąžą, apie tai, kad pinigai dirba. Bet čia dar toli reikia nueiti iki to. Ne. Šiais laikais tikrai labai daug yra instrumentų pagalbinių, kad žmogus tą galėtų daryti ženkliai saugiau, aiškiau negu prieš tai. Bet čia atskiras gal vėliau šiek tiek paliesime, tiesiog noriu grįžti prie tos asociacijos. Tai investavimas pagal mane procesas, kai tu įdarbini pinigus, nes priminsiu šiek tiek įvadų istoriją. Visiškai visa pasaulio istorija yra apie dvikovą. Visos revoliucijos, karai ir taip toliau yra apie dvikovą darbo ir kapitalo. Nes darbas yra ta pastanga fiziška žmogaus, protinė ar kūrybinė, bet pastanga. Kapitalas tai yra ta lygties pusė, kur ingredientas yra objektas, daiktas, vertė. Vėlgi, ar tai yra pinigas, ar tai yra traktorius, ar tai yra kompiuteris, ar tai yra brendas, kuriuo leidžiama naudotis, tai yra kapitalas. Ir visos revoliucijos yra apie tai, kad darbas sako, man šiek tiek daugiau duokit, profsąjungos, streikai, ten kovos, ten ir panašiai. Visada per mažai. Visada per mažai visiems, bet kapitalas irgi sako, mums per mažai, tai dėl to visada atranda vis naujų būdų per instrumentai, gal kitokie nestreikai, bet vėlgi lobizmas ten ir tt. Ir ta dvikova visada, ar tai vieną pusę, ar tai kitą pusę, daugiau ar mažiau paskirstydavo tą gerovę, kur sukurdavo žmogus. Nes vėlgi, ten prieš 1000 metų, jeigu aš ten užsėjau sėklom ten feodalo žemėje ir išauginau ten agurkus, tai tada ateina feodalas, sako, tu naudai mano kapitalą. Žemė yra mano. Ir dėl to išaugo tavo agurkas, nes mano žemė, tada tas sako, ne, palauk, bet taigi aš čia dirbau, sėjau ir panašiai, tai sėda prie kažkokio tai stalo ar civilizuoto dėrybinio, ar mažiau civilizuoto ten streikai visą kitą ir bando pasidalinti, o kiek agurko atiteks feodalui už tai, kad žemė, o kiek agurko atiteks valstiečiai už tai, kad sodino ir dirbo. Tai dabar skrolinus laiką labai šiandien į tolį, tai gal tokios dvi pagrindinės tezės. Tai vienas, aišku, jau seniai nebe instrumentai ir objektas, ne agurkas, ne fiziškas arimas žemės ir nebe žemė. Jau kalbame apie labai sudėtingą, sakysime, tą santykį, nes kai tu ateini į labai aukštai apmokamą darbą, pavyzdžiui, ten korporacija, ten Apple ir sakai, mano darbas yra programavimas intelektinis, tas sako jo, bet kad parduoti tavo darbą, tu naudoji mano brendą, mano kompą, mano ten žinias, mano ten struktūrą ir panašiai, tai daug ženkliai prasidėjo sudėtingesnis tas produktas, galiausiai vis tiek žmogus perka Apple kompiuterį ir kažkaip tai teka tos dvi pinigų srovės, viena ten po visų rakiruočių atitenka kapitalui, viena yra darbai. Prie ko aš taip ilgai vedu yra prie to, kad šiais laikais kiekvienas atskiras individas civilizuotam turiuomenį vakarų pasaulyje gali būti vienu metu ir darbuotojas, ir kapitalistas. Kitais žodžiais, vienu metu pajamas generuoja ir savo darbu, bet ir grąža į kapitalą. Apple, tiesiant pavyzdį, jokių būdų nenoriu reklamuoti, bet gal tai tiesiog perki akciją Apple per banką paprastai, kaip atsiskaitai už komunalinės paslaugas. Ir tą sekundę, kai turi vieną Apple akciją, viskas, tu jau esi kapitalistas kažkiek. Ir kiekvieną kartą, kažkoks žmogus pasaulyje perka kompiuterį, gabaliukas ten milimetras ten iki tavęs per tą akciją dasigabena ir tu uždirbi. Tai taip, šiais laikais, vėlgi galėsim vėliau pakalbėti apie tuos instrumentus ir visą kitą, bet iš vienos pusės tapti to kapitalistu, viską, ką aš uždirbau, neišleisti, o įdarbinti. Įdarbinti siekiant visų pirma grąžos. Yra labai daug instrumentų ir būdų netgi paprastam žmogui sumažinti arba išvengti rizikų, apie kurias kalbė, ir orientuotis į grąžą ir pasiekti tašką, kai
dalinai tavo pajamos susidaro iš ką dirbi, dalinai iš to, kad įdarbinai tą kapitalą, pinigus ar kitą, kurį kažkur investavai. Ir antra tezė iš tikrųjų, kur yra svarbi, kad jeigu iki, sakysime, šių metų ar šio laikotarpio daugiau ar mažiau buvo paritetas, tai kitais žodžiais, kiekvieną kartą, kai parduodamas objektas, prekė, paslauga, kažkiek protinga dalis atitenka darbuotojams, protinga dalis atitenka kapitalistams arba tiem, kurie turi tą daiktą, tai šiuo metu trajektorija, mes kalbėjome prieš tai laidoje apie dirbtinį intelektą, trajektorija yra į tai, kad kažkurį laikotarpį ar 20 ar 50 metų nuo šiandien visos pajamos sugeneruotas teks kapitalui, nes žmogaus darbo gali ekonomikai neprireikti iš vis. Ir tada grąža į darbą gali būti arba minimali, arba nulinė. To nebuvo prieš 5, prieš 10, prieš 100 metų. Visada kapitalistas privalėjo turėti darbuotoją, buvo priklausomas nuo darbuotojo, darbuotojas buvo priklausomas nuo kapitalisto, ir kažkaip jie vis dėlto suderindavo. Nuo šiandien ir į priekį viskas keičiasi ir iš esmės hipotetiška, bet visai realistinė yra pateitis, kur kapitalistas sako, žinote, man nereikia darbuotojų. Viską galiu padaryti pats, parduoti pats ir nesu ko nereikia dalintis. Tai iš to seka labai tokia, nežinau, ar liūdna ar neliūdna, bet tai išrodė, bet kuo anksčiau kiekvienas atskiras individas susimastys, kaip tapti kapitalistu. Vėlgi, ar tai 100 eurų turi, ar 100 milijonų, vienodai tu turi tas galimybės šiandien. Panašiais labai. Tai tuo anksčiau aš apsisaugosiu nuo tos rizikos, kad apskritai darbo nereikės, bet ne tik tai apsisaugosi, dar daugiau pasakysiu, kad protingai investuojant svarba investicijos yra didesnė negu karjeros profesijos darbo. Tai noriu tokį įvedų savotiškų į mūsų pokalbį padaryti. Mes žmonės tokie paprastos būtybės yra ir mes suprantam, kad labai daug ką reikia daryti ir tai būtų labai gerai, bet tas investavimas daugam tikrai skamba labai baugiai ir aš vis dar nepaleidžiu tave su tom baimėms. Tai ko žmonės iš tikrųjų baiminasi? Ką tu pastebi? Kartosiu ir kartojau ir pasikartosiu ir čia gerai, kad kartoju, nes tai yra svarbu, kad daugiausia ir labiausia žmonės be jo ko nežino. Kai mano žinių gabaliukai yra apie tai, kad vidutinio žmogaus paklausius, kad ten rinkos akcijos kažkur krenta, kažkur ten kyla, jeigu ateisiu, tai viskas gali nukristi, viskas namą paliksiu, viską pralošiu, bėgsiu. Iškart rizika, kurią minėjau. Baimė. Nežinia, o kaip veikia tos rinkos, kaip veikia instrumentai baziniai, ta kelia didžiausia baimė, nes vėlgi čia visada kartoju per visas pristatymus konferencijas pasisakymus, žmogus bijo, ko nežino. Kai žinosiu, tai ženkliai mažiau bijosiu ir pagrindinė baimė dėl to, kad nežinau, automatiškai. Kažkur kažką girdėjau, kažkur krenta, kažkas kažkokią tai prarado ir taip toliau ir viskas. Ir žmogus tiesiog sako, ne, bijau, geriau neįsiu. Tai va čia yra pagrindinė baimė. Skiepas kiekvienai baimiai yra banaliai sužinoti, pasidomėti, investuoti kažkiek laiko, kad tą sužinoti. Pradėkim visai nuo to pagrindo. Investavimas apskritai žodis yra girdėtas visiems ir 100 kartų, bet jeigu reikėtų apibrėžti labai paprastai žodžiais, kas yra investavimas ir ką aš turiu daryti, kad aš galėčiau sakyti, aš investuoju ir tai būtų tiesa. Tai gal 3 momentus norėčiau paryškinti. Vieną momentą, man atrodo, kad žmonės dažnai painioja savoką investavimas ir naudoja iš esmės išlaidavimui, pateisinimui arba apibrėžimui. Kai žmogus sako, aš investavau į naujus ten batus, arba į mašiną, arba į namą ypač žiūri, čia investicija. O, tai nekilnojamas turtas, o čia ne investicija. Tai čia daug žvaigždučių ir aš tai asmeniškai, galim praleisti matematiką, bet į antį žiūriu kaip į išlaidavimą, ne kaip investiciją. 100% buvau įsitikinus, kad jau nekilnojamas turtas, tai be jokių išlygų. Yra įvairių būdų dirbti su nekilnojamu turtu, yra įvairių formų, bet tas tipinis tradicinis, kad perku namą ir laikau tai investicija, tai man tai yra išlaidavimas, tai yra tiesiog būdas išleisti pinigus savo patogumui, malonumui, jaukumui ir panašiai, bet jokio būdo ne investicija. Tai atskirti, pagal mane investicija yra pinigų įdarbinimas ir yra siekis išleisti pinigus tam, kad gauti didesnę grąžą negu tu įdėjai. Nes jeigu gauni mažiau, klaustukas. Tai gali būti akcijos pirkimas, kuri kilo ten po 5 metų ir parduodė brangiau. Tai gali būti kokia nors valstybės obligacija, kur garantuotai ten sako, 3% mes tau sumokėsime, tu investuoji dabar 100, po metų mes tau grąžinsime 103. Tai bet koks būdas
pinigus įdėti į vertybinį popierį, finansinį instrumentą, fizišką daiktą, objektą su siekiu gauti daugiau grąžos, pagal mane investavimas, tą reikėtų labai aiškiai suprasti ir atskirti, kada tai pradeda skirtis ir jau nebetampa investavimu ir išlaidavimu. Iš kitos pusės irgi šalia stovi terminas, kuris yra irgi panašus, dažnai naudojamas, bet kurį aš vadinu ne investavimo, spekulacija. Jo, aš noriu atskirti tos terminus, kad būtų vienodai. Tai pagal mane, kai sako žmonės, prisipirkau bitkoinų, investavau bitkoinus ir uždirbau, jo, tai ne investavau, o spekuliuoju bitkoinų. Ir pagal mane, kaip ir nuo daug vadovėlių, ir tą patį rašo, kad investavimas skiriasi spekulacija tuo, kad investuoji į objektą, kuris kūrė pridėtinę vertę. Pavyzdžiui, investuoji į Apple, tai yra korporacija, kuri plečiasi, investuoja naujas darbo vietas, sukuria daiktus, kuriuos parduoda, vėl investuoja, plečiasi. Tai pavyzdžiui, palyginimui ten auksas yra labiau spekulacija. Nes jo aukso vertė auga, nes valstybės visada prispausina daug pinigų ir santykinai kiekvieno piniginio vieneto vertė mažėja, dėl to viskas, kas nėra pinigai, kaip ir kaina, ne vertė, o kaina auga. Tai gali pasirodyti, pažiūrint į kreivę, kad tas auksas auga. Taip, bet iš esmės, apibrėž, tai spekulacija, kas tada yra? Tai yra pasinaudojimas kainų svyravimu. Pasinaudojimas, nes šiandien auksas tiek kainuoja, rytoj tiek, o rytoj tiek. Tai pasinaudojimas svyravimu kainos yra spekulacija. O investavimas? Yra vertė. Tai kai kalbame apie kainas, spekulacija. Kai kalbame apie vertę, tai tada yra investicija. Tai investicija yra įdarbinę savo pinigų tam, kad pinigai man dirbtų ir man neštų grąžą. Gerai, investavimas. Tikrai nepaslaptis, kad šiandien dienai tos informacijos apie investavimą yra labai daug, nuomonių dar daugiau ir visame tame paklysti yra, tikrai labai paprasta. Įnešk aiškumo. Tai nuo ko ir kaip pradėti investuoti, jeigu iš tikrųjų esi visiškai žalias tame? Apskritai pradėčiau nuo žinių, nes aš sakyčiau, kad bandyti nors kiek intensyviau daugiau investuoti, neturint bazinio supratimo, yra rizikinga, pavojinga, greičiausiai dažniausiai. Tarp kitko, tie, kurie savarankiškai bando prekiauti, pirkti, parduoti akcijas, statistiškai 80% pinigus praranda. Jo, tai nežinai, geriau nedaryti. Aš buvau teisi su rizika. Rizika dėl nežinojimo, bet ne dėl finansinių instrumentų, čia skirtingi dalykai. Nes tavim pasinaudoja tie, kurie žino. Taip. Ir vienas dalykas, kurį tikrai pradėčiau, tai yra banaliai domėtis, visada sakydavau tokią mintį, kad pagal mane žinios finansinės, piniginės yra svarbiau kiekvienam atskiram individui negu vairavimo teisės. Svarbiau. Daugiau tavo gyvenimo gerovės, kokybės priklauso nuo finansinių žinių negu nuo mokėjimo vairuoti. Ženkliai daugiau. Į vairavimą žmonės netingi investuoja, ten porą mėnesių egzaminą išlaiko, gauna licenciją ir tik tai tada sėda prie automobilio vairo. Su finansinė žinia, kažkur kažkaip tai arba vienas spektras viską įmetu į bitkoiną, arba kitas spektras tiesiog susilaikau, ką man ten moka depozitą bankas, tai ir gaunu ir viskas. Tai du ekstremai, bet tiesiog normaliai, tvarkingai investuoti ten bent jau savaitę. Tiesiog paskaityti ten tos pradinius vadovėlius, surasti internete šaltinį, kuriais pasitikė, nes tikrai yra ten ir Bloombergo, ir Wall Street'o tokie pradinukams. Ir investuoti vieną savaitę, tiesiog suprasti, kas tai yra, kas yra instrumentai, kas yra turto klasės, kas yra tikrosios rizikos, o kas yra volatilumas ir panašiai, banaliai suprasti, nepradėti nieko daryti, kol nesupranti. Antras praktinis patarimas yra, vėlgi šiais laikais, tų investicinių terpių. Nuo apso iki bankų, iki fondų, iki ko tik tai nori yra sočiai. Tai, sakyčiau, neturint žinias arba įtariant, kad nepasitikiu savo žiniom, aš tikrai pradėčiau bandyti žaisti su visom priemonėm, kurios tik tai pasiekiu. Atsisičiau apsą, kuris man kažką tai duoda, pirkti, parduoti, investuoti, pasidomėčiau fondais, pasidomėčiau bankų, bet pradėčiau su itin mažom sumom, arba netgi labai dažnai yra tos vadinamos demo versijos, kur apskritai virtualūs pinigai. Tai tik tai pajutus, kad tikrai supranti, ką darai, tikrai tada po milimetrą, po truputėlį pradėti investuoti savo jau tikruosius pinigus, vėlgi ne iš karto visą santaupas, o po truputėlį ir tada didinti tą praktinės patirties ir žinių kiekį. Tezė, kad investavus apie savaitę, praktiškai investavus dar apie savaitę, susirasti, susidėlioti savo portfeliuką, netgi mikrosumom, ten 1000 eurų ar kažkas tai tokio, kuris sistemiškai neštų tau virš 10% metinių, yra banaliai paprasta. Dar pakalbėkime apie konkrečias sumas.
apskritai, kiek man reikia turėti kokią pinigų sumą, kad galėčiau pradėti investuoti, tavo akimis? Pradėti gali ir nuo 10 eurų. Truputėlį gal sunkumas yra tame, kad ne visi finansiniai instrumentai prieinami prie mažų sumų. Čia tokį didelį kabutėse padėką reikia duoti biurokratams, reguliatoriams, kur po 8 metų krizės 2008 įvedė ypatingai daug apribojimų, suvaržymų, reikalavimų, reguliacijų ir panašiai, kas gavosi, kad buvo užkrautos labai daug prievolių finansiniam institucijom, tai yra bankai, fondai, kitos institucijos, ypatingai daug prievolių. Tikrinti saugumą, tikrinti ten pinigų įnešamų ir investuojamų šaltinius, ten tikrinti savo klientą ir panašiai. Tai yra labai brangi našta, biurokratinė, administracinė brangi našta. Tiesiog kaip pavyzdį pasakysiu, kad kai mes į savo fondą priimam naują investuotoją, išlaidos, tiesioginės sąnaudos, kaštai, tiesiog įvertinti tą popierizmą įsijusi su tuo vienu investuotoju siekia apie 250 eurų. Čia vieno atskiro individo. Tai faktas, kad jeigu savikaina, tiesiog iki kol žmogus nors kiek investuoja, nors centą, jau tu turi tokias išlaidas kaip finansinė institucija, tai faktas, kad gavosi, kad smulkiukai yra visiškai atjungti šiuo metu nuo daug instrumentų, tai irgi palyginimai Lietuvoje fondai dažniausiai pasirenka dirbti nuo 100 000 eurų žmogus. Prasme. Tada pasiteisina kažkiek tai tos išlaidos. Bet čia tokia logika, bet aš sakau, kad pradėti gali ir nuo 10. Tikrai nuo 10 ne visi finansiniai instrumentai taps prieinami, bet apse gali pažaisti su 10 eurų. Nusipirkti gabaliuką ten akcijos ar ETF su gal šiek tiek didesniam sumom per savo banką, atidaryti vertybinio popierių sąskaitą, automatiškai internete kaip ir paprastą sąskaitą ir pabandyti pažaisti, toksai yra žodis ETF, labai madingas paskutiniu metu, Exchange Traded Fund, tai leisiu pasidomėti, gal atskirai pagulinti, kas tai yra, bet tai yra lengvas instrumentas pradėti investuoti ir kai žaidži ten 100 arba 1000 eurų, tai labiau mokiniesi negu turi gražą. Bet pradėjus ar nuo 10, ar nuo 100, ar nuo 1000, dar šiek tiek pasigilinus į, o ką tu darai, ką tu ten perki, dar šiek tiek pradėjus stebėti rinkas ar tas sąsajas, tai tu kažkiek tampi investuotoju ir tada po kurio laiko, supranti, kad supranti, tada jau gali investuoti. Ilja, sakai, gali pradėti ir su 10 eurų, gali pradėti ir nuo to. Klausiu tada kitaip, su kiek pinigų tu rekomenduotum ir patartum pradėti, su kokia pinigų suma ir į kur? Mokymusiai. Tai nuo 10-100 eurų. Tiesiog, kad atsisiųsti apps ir pradėti tiesiog žaisti. Bet ne tam, kad uždirbti, nes greičiausiai neuždirbsi iš tokių mažų sumų. Tiesiog, kad suprasti, kaip viskas vyksta. O supratus ir investavus pradžiai žinias, tada pradėti jau nuo, sakysime, 1000 ir lengviausias instrumentas, vėlgi leisiu pasidomėti, kas tai yra, kaip tai veikia, kaip per kiekvieną Lietuvą esantį banką paprastai online galima tą įsigyti, tai yra ETF-ai, yra Nasdaq'o ETF-ai, yra ten Dow Jones'o, tų stambių indeksų ETF-ai, tai čia patartinas dalykas pradedančiajam ir keletą tūkstančių investavus tokį ETF-ą ir ten pusmetį ar metus ar porą metų, bet tiesiog pasidomėjus, kaip jiems sekasi, jau atsiranda kažkoks tai pasitikėjimas, supratimas. Tai yra patogiausias, lengviausias instrumentas tiesiog pradedančiajam bet kokiam investuotojui. Aš tikiu, kad kai renkasi, kur ir nuo ko pradėti investuoti, tai atsiranda ir klaidos baimė, iš tikrųjų ir baisu suklysti pasidaro. Taip. Ar gali įnešti aiškumo, kokios apskritai gali būti investicijų rūšys ir kuo jos skiriasi tarpusavį ir kaip žmogui išsirinkti iš to viso katilo, kas yra tinkamiausia būtent jam, jo situacijoje? Ar yra kažkokių faktorių, kaip jis gali įsirinkti? Konkrečiai ši laida tokia labiau pradedantiesiems, tai gal praleisiu labai aukštas matematikas, tos derivatyvus, finansinis, visą kitą. Pradėsiu nuo vienos formulės, kuri kaip ir laikoma galioja pradedančiajam jau porą šimtų metų, tai yra ta Rockefellerio formulė, kur sako, visą savo turtą padalink 3 dalis, visą, ką gyvenime esi uždirbęs, ką turi, tai 1/3 yra šventas ant jį. Ir ne dėl to, kad ten kažkiek uždirbti, dėl to, kad apsisaugoti, nes kartais gali ir pinigai apskritai dingti. Tai tada, ką turi, tą turi. 1/3 investuok į, naujas raktinis žodis yra fixed income arba fiksuotų pajamų instrumentai, tai yra obligacijos, kur turi garantuotas pajamas. Pavyzdžiui, ten JAF iždo obligacijos, ten su metiniam palūkanom yra
likvidžiausias ir dažniausias populiariausias instrumentas. Tai gali lygiai taip pat per vertybinio popierio sąskaitą nusipirkti savo paprastam bankai Lietuvoje kaip ir bet ką kitą ir neša garantuotas palūkanos, jos ypatingai mažos, ten gali tikėtis ten porą procentų, bet tai yra pliusas, o ne tiesiog nulis arba minusas. Ir trečdalį, Rockefelleris sako, reikia laikyti stock markete arba rinkose, nes tai yra vienintelė turto klasė. Naujas terminas turto klasė, šiek tiek prie jo gal galim po to grįžti, bet vienintelė turto klasė, kur realiai neša grąžą. Tai yra darbas, tai yra korporacijos, tai yra fabrikai, kur realiai kūrė vertę, parduoda, turi pelną ir tada sukuria vertę, nes valstybė tik tai skolinasi, o ant jį tiesiog sėdi. Tai sėdi, ten kažkiek tai skolinasi ir kažkiek tai už tai moka, o čia realiai kūrė vertę. Tai 3 dalis pasiskirstė savo turtas ir jeigu kiekvienas savo pasakęs, kad visas mano turtas yra daug maž iš 3 gabaliukų, tai čia yra laikoma auksinė formulė, nes jos visuma jau tave padaro ženkliai geresnė situacija negu to nedarantis. Tai čia yra pradžia. Dabar įvesiu irgi tokią savoką, kad skirtingos turto klasės. Turto klasė tai yra būtent objektas tas investicinis, tai ant yra viena turto klasė. Pavyzdžiui, paskolos yra vėl turto klasė. ETF-ai irgi yra turto klasė, akcijos yra turto klasė. Tai dažniausiai formuojant portfelį, o visuma tų turto klasių, tai yra portfelis. Tai portfeliukas gali būti mažas, vertas 100 eurų, portfelis gali būti labai stambus, ten milijardas eurų gali tame portfelėje būti, bet portfelio valdymas, kokios sudedamosios dalys tame portfeliuke ar portfeliai yra, tai yra investicijų valdymas. Kiekvienam žmogui būdingas, Amerikoje 8% žmonių tą daro vienai per kitaip, Lietuvoje gal nelabai įprasta, bet pradėti nuo to, kad yra nekilnojamas turtas kaip ir šventa, yra turto klasė kaip obligacijos, kurios yra saugios, ir yra turto klasė kaip ten akcijos arba ETF, jos labai susiję kartu, tai kas realiai neša didžiausią grąžą. Tai jau supakavus tos 3, jau gali sakyti, jo, mano portfeliuko vertė gali būti netokia didelė, bet iki kol proporcijos yra būtent tokios, iki tol portfelis yra optimalus kaip pradedančiajam. Pabrėžiu pradedančiajam, nes, aišku, yra labai daug variacijų, bet tai yra ženkliai geresnė pradžia negu nieko neturint. Perfrazuosiu. Jeigu užsimerkus žmogus savęs paklausęs, turiu per visą gyvenimą turto sukaupęs X, ir jeigu tas X nėra 3 paskirstytas, čia labai rimtas skambutis. Toksai jau raudona vėliava, dabar madinga sakyti, raudona tokia labai vėliava, kad netvarkoj, aš nedagaunu iš gyvenimo. Paminėjai akcijos, obligacijos, investiciniai fondai. Iš esmės, kuo šitie dalykai skiriasi ir kokie rizikos veiksniai yra kiekviename iš jų? Tai dabar... Kuo paprasčiau žodžiu? Šiek tiek į sudėtingesnės materijos, bet vis tiek tai yra maždaug antroji klasė. Sudėtingumo prasme, paprastos mokyklos antroji klasė su tuo pačiu matematiniu instrumentu, tai tikrai suprantama visiškai kiekvienam. Tai pradžiai, prieš atsakant, kas yra rizikingesni, noriu įvesti naują tokią savoką skirtumą tarp rizikos ir volatilumo. Labai dažnai žmonės painioja. Būtent painiojimas rizikos volatilumo atbaido daug žmonių arba verčia jas padaryti klaidas. Tai volatilumas, kaip ir spekulacija, yra apie kainą. Kainos svyravimai, jie gali būti mažesni, švelnus, jie gali būti labai stiprus kaip kardiograma, bet tai yra kainos svyravimas, yra volatilumas. Pavyzdys, iliustracija iš tikro gyvenimo, kai gyveni name, tai jo kaina gali svyruoti priklausomai nuo rinkos belekiek, bet tu to netgi nejauti. Bet koks tau skirtumas, gyveni, ateini į savo namą, jaukus, malonus, ir kad jisai šiandien kainuoja ten minus 30%, tu tai nematai. Tau tas volatilumas yra vienodas. Nes, ir čia yra antra savoka, vertė, ne kaina, o vertė nesikeičia. Tavo vertė yra, kaip jaukiai tu jautiesi, kiek ten erdviai tu jautiesi, koks šiltas jisai yra, vėlgi, kaip ekonomiškai jisai atrodo, čia yra vertė. Tai volatilumas yra apie kainos svyravimus, rizika yra apie vertės svyravimus. Tai dabar gaunasi toksai paradoksas, ypač jeigu kalbame apie, aš jau paminėjau tos ETF-us arba indeksinius instrumentus, pavyzdžiui, Nasdaq'o arba Dow Jones'o ETF-as. Tai kas gaunasi jo, kiekvieną kartą prisijungęs prie banko, tu gali matyti kardiogramą. Šiandien plus 5%, rytoj minus 6 ir panašiai. Bet tai yra volatilumas.
Nes už tų ETF stovinčios korporacijos, ten Google, Apple, ten ko tik tai nori, jų vertė nesikeičia. Tie patys fabrikai, tie patys žmonės pagamina tiek pat kompo. Ir vertė paprastai, man įprotis, aš matuoju pagal ketvirtinės pelnų ataskaitas. Ir gaunasi, pavyzdžiui, ten paradoksas, žiūri kokį Microsoftą. Vertė išrišta ketvirtiniam ataskaitom, kiek realiai pinigų uždirba korporacija, yra tobula eksponentė į viršų. Be jokių, tiesiog tobula. Bet jeigu pažiūrė akcijų Microsofto kainą ir volatilumą, gaunasi tokia chaotiška kardiograma. Tai dėl to aš noriu pasakyti, kad jeigu suprasti, kad yra atskirai kaina, atskirai vertė, ir žiūri investuojant į vertę, o ne į kainą, ir tada matuoja, kaip sekasi tavo investicijos vertę, o ne kaina, pasidaro daug ramiau ir tada iš esmės gaunasi, kad dauguma instrumentų iš chaotiško tampa pliusiniais. Nes vėlgi matuoja ne kainą, o vertę. Ir tada gaunasi, kad tikrai rizikingų instrumentų, pavyzdžiui, Microsoftas nuvargė, aš nelaikyčiau rizikingą investiciją, aš vadinčiau volatilę, bet investicija startupą visai kitokia, aš vadinčiau rizikingą, nes startupo vertė, žinant, kad startupai 9 iš 10 neišgyvena metų ir jisai užsilenks ir nebus nei žmonių, nei komandos, nei produktų, nei pajamų, nieko. Tai startupas gali prarasti vertę. Tai saugiausia, tada į kur investuoti? Saugiausia. Tai jeigu pradedi, tai sakyčiau, nekilnojamas jau visi ir taip žinome, atidaryti vertybinių popierių sąskaitę banke ir prisipirkti obligacijų. Tai yra saugu ir jau kažką uždirba ir atskirai prisipirkti ETF. Ir vėlgi nesiparinti, atsiprašau žodį, kai 10 plus ar minus procentų sviruoja kainos, žiūrėti į vertę, gyventi ramiai. Ilguoju laikotarpiu visada, per visą, sakysime, gyvenimo žmonių istoriją, visada kaina pasivydavo vertę. Niekad taip nebūdavo, per visą istoriją niekad nebūdavo, kad, pavyzdžiui, indeksai neatsistatydavo. Kiek be kristo, visada atsistatydavo, gaudavo aukščiau ir ta taisyklė neturi išimties per visiškai visą pasaulio istoriją. Ilja, aš dabar grįžtu pas tą žmogų tokį labai paprastą, kuris nieko visai niekada nedarė su investavimu, aš tiesiog pajamos yra samdomo darbo atlyginimas. Taip. Paimkime tai. Taip. Tai kokią dalį, tiksliau, kokią dalį savo pajamų turėtų žmogus investuoti, kaip dažnai ir kaip ilgai? Irgi sutapo, kad prieš mėnesį, man atrodo, aš dariau vieną paskaičiavimą, tokį įdomų irgi vieną iš prezentacijų apie tai, jeigu tu pradedi darbą ties 20 metų. Čia saugi prielaida Lietuvoje. Kas gaunasi, jeigu tu gauni konstantą atlyginimą, tarkim, ten porą tūkstančių eurų, kas gaunasi, jeigu tu nieko nedarai su to, tiesiog visą gyvenimą gyveni. Vėlgi, supaprastinus tą formulę ar tą modelį, tu tada ir gauni visą gyvenimą tą vidutinį atlyginimą tokią. B 20% atlyginimo investuoja, C 30%. Gavosi toks įdomus labai dalykas, kad jeigu tu investuoji prie 20%, tai prie 27 metų, tai pradedi 20 metų, 27 metai, tu jau nebejauti, kad tu atidedi tos 20%, tai tą skyrę 20% tu matai tik tai 7 metus, nes grąža iš tavo investicijos paėmus vidutinę rinkos grąžą, ten paprasta vidutinė, be kažkokių ten labai nukreipių, iš esmės tu nebejauti, nes tavo investuotas portfelis jau kompensuoja visiškai tos 20%, o ties kem 7 tu gali išeiti į pensiją visiškai, nepriklausomai nuo kiek ten buvai ar nebuvai sodrai mokėjęs valstybė ir panašiai, nes tavo portfelis neša tau tiek pat pajamų, kiek tavo atlyginimas. Čia atidedant 20% į visiškai vidutinę rinkos grąžą, visiškai vidutinę, tai ties kem 7 tu arba gali džiaugtis dvigubų atlyginimų, arba tiesiog išeiti į pensiją, sakyti viskas darau, ką noriu, o ne kas man, sakysime, ten verčia, nes visiškai galiu kompensuoti savo atlyginimą pajamom iš portfelio. Dabar jeigu tu atidedi 30%, tai tas pirmasis barjeras eina ties 25, viskas jau nebejauti, kad atiduodi trečdalį, ties 30 jau iš esmės 5 ar panašiai, galėti į pensiją laisvas, nes portfelis neša tiek pat pajamų kaip ir darbas, arba džiaugiasi dvigubų atlyginimų. Tai taip atrodo labai grubiai alternatyva ir vėlgi nereikia tu ten pensinio amžių, kuris neaišku, kada bus, gauti tų centų, kurios moka valstybė už tas pensijas, tu gali gerovę protingai atidedant, pagal mane nesudėtinga, nuo savo atlyginimo ten 20%, taip atrodo gerovė, vėlgi, kam nepasitikė arba įdomiai, arba taip per įtartinai skamba, leisiu pasigilinti namų darbams matematiką, kaip daromos labai paprastos banalinės prielaidos
vidutinių rinkos gražų ir vidutinių, sakysime, tų suskaičiavimų. Na gerai, paimkime dar tokį pavyzdį. Žmogus niekada nieko nedarė, jis pradėjo investuoti, iš kur jam žinoti, kaip jam sekasi, kaip jam pasimatuoti rezultatus, į ką žiūrėti ir kada ir kaip vertintina, kaip man sekasi, kaip naujam investuotojui. Niekad nepastebėjai, žinai, kai tu žiūri užsienio kanalus, Bloombergą, nesvarbu CNN, ten bet ką, iš esmės bėgantį eilutę su indeksais yra visada ir visur. Ten kiek auksas, kiek Dow Jonesas, kiek ten Nasdaqas, niekad nesusimasti, kodėl. Bet ką žiūrint, paprastas naujienas, nefinansinės nieko. Atsakymas yra toksai, kad iš esmės, kaip sekasi apskritai pasauliu, susiveda į labai nedaug indeksų. Labai nedaug iš esmės. Tas pats Dow Jonesas, Nasdaqas, auksas, ten nafta, ten ir panašiai, jų nėra labai daug. Ir didžioji dauguma amerikiečių pabudę pirmą dalyką, ką žiūri laikraštyje arba į padį arba į telefonę, yra kaip sekasi indeksam, nes per grandinę, sakysime, instrumentų tie indeksai iš esmės paliečia visiškai visų žmonių Amerikoje investuojančių. Priminsiu, kad Amerikoje praktiškai kiekvienas investuoja. Visiškai paliečia mano pensinio fondo santaupos, mano investicinį portfelį, praktiškai viską pakeičia. Tai kitais žodžiais, pamatęs ryte Nasdaqas +3 arba ten Dow Jonesas +3, tu jautiesi finansiškai geriau, diena geriau prasideda, jauti, kad galiau išlaidauja šiek tiek daugiau ir atvirkščiai, šiek tiek, žinai, nerimauja, jeigu mažiau, bet vėlgi, kadangi visiškai pasikartosiu visi be išimties fondų indeksai, kol kas nebuvo, kad neatsistatytų, nebuvo pasaulio istorijoje ne vieno taško. Galim kažkada paspekuliuoti, kodėl taip yra, bet čia yra geležinė taisyklė. Tai va, tai vėliau anksčiau visi grįžta ir uždirba. Tarp kitko pasidžiaugsiu, kad vakar buvo pranešta, kad Dow Jonesas pirmą kartą per visą istoriją kirto $40,000 ribą, kaip tik vakar skaičiau naujieną. Tai all time high arba visų laikų didžiausias indeksas. Bet vėlgi, atsakant, labai greitai kažkiek tai praktiškai pasipraktikavęs, supranti, kad ką tu ten beturėtum gerovę labai priklauso nuo tų indeksų, o tie indeksai tave nepralenkia, tai va tiesiog kasdien tai sakyčiau per daug, tai bent jau kartą per savaitę ar per mėnesį, va tiesiog už metų sakė, kaip indeksam sekasi, tu daugmaž jau jautiesi, kaip ir tavo portfeliu sekasi. Jeigu netingi galėti į banką, ten ataskaitos kasdien gali ruošti, tos visus Excel lentelės, visą kitą, aš tiesiog tingiu banaliai. Ir atsakymą prašau vienu klausimu, kokį mitą ar klaidingą įsitikinimą tu norėtum sulaužyti visų žmonių galvose būtent apie investavimą? Aš gal ne mitą, o gal noriu tokią transformaciją vieną pakeisti. Man žiauriai nepatinka savoka kaupti pensijai. Aš žinau, kad daug reklamuoja finansinė institucija, pradėjo, kad pas mus ten konsultantai skambina, sako, kaup 5, man tai yra prieskonis toksai, kažkokia senatvė, kažkur kažkada ir gal. Jo. Tai pagal mane transformuoti, kad ne kažkokia ten prievolė, kažkas mane spaudžia, ten kažką daryti, atnypti, prarasti, tada kaupti pensijai, o investuoti tau, kad džiaugtis pajamom ir gražom, kad pinigai dirba tau, o tu gali nieko nedaryti, o gali kažką įdomaus daryti. Tai veiksmas tas pats. Tas pats, identiškai viskas. Tie veiksmai, ką reikia padaryti, kur naiti, su ko kalbėti, ką pasirašyti, identiškas. Bet pamirškime tą tokį bjaurų, baisą, neaišku, ten kaupimas senatvė ir pensijai. Man investuok tam, kad jau rytoj, matematiškai po 5 metų, realiai fiziškai matyti, džiaugtis, pirkti daiktus už tos dalykus. Ačiū už pokalbį. Ačiū. Ačiū, kad buvote kartu. Iki.